Labas rytas, mėly panteriukai. Tada, kada mes ruošėmės į Paryžių, atsitiko tas dalykas, kad mūsų traukinys persikėlė į 14 valandą. Tai mes turim pusę dienos, kaip sukrauti daiktus ir kad galbūt atras mano kuprinę. Tai kol Semas miega, aš ištrauksiu mūsų lagaminus ir tikriausiai pats turėtų ištraukti, bet kol jisai mūsų miega, aš einu ištraukti. Taip, aš ištraukiau. Mano lagaminas yra toks labai gražus. Klausau. Jūs esate Amelija? Katinaitė? Jo. Žinokite, atvažiuokite į policijos nuovadą. Į kokią policijos nuovadą? Semai, ramiai. Aš jau įsigandau. Aš noriu, kad tu ilgiau bus kalba. Tai iš policijos skambina, panašu, mano kuprinę atrado. Tu lagaminus ištraukė, ką manęs nepaprašai galėjau pasakyti. O tu pasakei, kad mūsų traukinį atkėlė? Gerai, greitai dabar. Pagaminsiu valgyti ir grįžti ką nors. Neturim tokio. Žodžiu, valgysim pizzą pusryčiam. Pizza? Ok. Ir reikės nuvaryti, bet mes vis tiek nebūsim, mesgi būsim Prancūzijoje 3 dienas. Tai dabar mes tiesiog orkaitį pašildysim, biškį pica. Nu, tuo pašildom. Pašildžiau biškį. Ir paimsim lėkštes. Tau daryt kavos ekspreso? Gali daryt. Ok. Aš taisau arbatėlės su ramunėlė. Va. Čia man. Sema va kava. Taip. Nu tai tu apsirinksim. Jo, mes dar daiktus susikravom. Mes nieko nespėjom nei susikraut. Aš šiandien atrodysiu va šitaip. Nu su pižamą, aš savo pižamą iš karto gal sėdėsiu. Nu tik liečiu tūmį namais pirmas. Nu kol aš žinais vienas gyvenau, nu tai man buvo kaip tik. Vis kad šitą dvigubį lovą miegoj. Alio, turim tai? Nu jo, kas mėgau. Aš šiandien atrodysiu paprastai. Aš neatrodysiu mega kažkas. Aš gyvenyti darbą į universitetą neinu, tai va. Ok, einam pizzą aukštą. Panas stalčius. Nesvarbu. Mes gyvūnus imam? Sim. Nu tai aišku. Kužytė atvažiuoja. Tu kaliuojasinau. Aš girdėjau įspėti asuotį. Tai mes kaip tik į lagaminus įeisim. Girdėjau, kaip lagaminas susidarė gal. Gal šitą ten siūtą. Šuo, kad pasigirau gal. Gerai, tai tenais tau draugai, juom bus. Jo, tai dabar važiuojame policijos nuodą. O kas aš nieko neturiu kur sudėt, tai va, į savo tašę. Važiuojam. Kur mūsų gyvūnų? Tu galvoji, žinau, nėra. Ir kaip tik su jais nueisim pasivaikščioti. Taip mes jau atėjom. Taip iki tenais pabėgiokit, biškį, bet niekur toli nenubėgit, pabūkit. Sveiki, labdiena. Labdiena.
Čia aš jums skambinu. Tai patraukite žmogų. Čia jūsų kuprinė. Pagal aprašymą tai čia jūsų. Jo, čia mano kuprinė. Kokiu gyvu, tu pavogi mano kuprinę. Čia ne aš pavogiu kuprinę. Ar rankose ką tu laikai? Jūsų kuprinė. Nusiimi savo šitą kapišoną. Nusiėmiau. Padėk ant žemės, sakyk. Aš nenorėjau to daryti, mane brolis privertė. Kas tavo brolis? Kas tavo brolis, dar kartą klausiu. Mano brolis yra Gabrielius. Gabrielius? Taip. Tas moksliukas, taip, Gabrielius Šunaitis, lanko į tavo, jūsų, tiksliau, gali mane vadinti tavo, kodėl tu taip? Mane jisai privertė, nes norėjo Sofijai įtikti. Gerai, galite jį uždaryti šiaip tai. Bet aš nenoriu. Visai jau. Einam greičiau gyvūnus imt. Einam. Mes dar užėjome tokią parduotuvėlę gyvūnų, kad mūsų gyvūnėliam būtų namelis. Kad būtų jiems. O dabar mes tiesiog susikrausim daiktus ir tiesiog, visi daiktai. Ir tiesiog važiuosim į traukinių stotį. Tai va, aš biškutį persirengiau. Ir mes jau susikruojam tos daiktus ir mūsų gyvūnėlį. Ir dabar mes važiuosim į traukinių stotį. Tai susitiksime traukinių stotyje. Mes tiesiog dabar jau atvažiavam į traukinių stotį, išėjom ir tuo tarpu važiavam 5 valandas iki pačio vakaro. Mes važiavam į Paryžių 1 dieną ir tiesiog užmygom sėdėdami. O kaip mes atvyksime į Paryžių, pamatysite kitame vloge. Ačiū, kad mane žiūrite. Iki.